Žalieji ar tvarūs pensijų ir investiciniai fondai, vykdydami investicijas, atrinkdami jas, įvertina ne tik finansinę naudą ir finansinę grąžą, bet ir poveikį dar 3 svarbioms sritims – aplinkai, visuomeniai ir valdysenai. Šios 3 sritis – aplinkos, socialiniai ir valdysenos veiksniai – dar vadinami ESG veiksniais. Žalieji pensijų arba investiciniai fondai, vykdydami investicijas, didesnį dėmesį skirs aplinkosaugos veiksniams, o tvarūs investiciniai ar pensijų fondai vertins dar platesnį spektrą veiksnių, kurie apima visas 3 ESG dalis. Taigi, gali tai būti, kad tvarus arba žalias pensijų ar investicinis fondas gali turėti tikslą investuoti tvariai, skatinti tam tikrus tvarumo aspektus arba neinvestuoti į kontroversiškai vertinamas veiklas arba sektorius, kurie daro didžiausią neigiamą poveikį aplinkai arba visuomeniai, pavyzdžiui, iškastinis kuras arba ginklų gamyba. Nors yra oficialūs tvarių ir žaliųjų arba aplinkai draugiškų investicijų apibrėžimai, tačiau kiekvienas fondas savo investavimo strategijoje gali nusimatyti skirtingus būdus ir metodus, kaip vertins tas 3 ESG dalis, tai poveikiai aplinkai, visuomeniai ir valdysenai. Taigi prieš investuojant būtina atlikti namų darbus ir iš anksto pasidomėti, kokią dalį investicijų fondas nukreips į tvarias veiklas.